Mažai tyrinėtas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinis paveldas Ukrainoje sulaukia vis daugiau didesnio abiejų šalių istorikų dėmesio. Apie LDK palikimą byloja Vakarų Ukrainos muziejų saugyklose ir archyvuose išlikę dokumentai, ikonografinė medžiaga, taip pat nekilnojamasis paveldas. Plačiau Rūtos Lankininkaitės ir Jono Griškonio reportaže iš Ukrainos. Pasak istorikų, Ukrainoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 200 mečių palikimas didelis, bet nedaug žinomas ir tyrinėtas. Vakarų Ukrainoje ir Užkarpatėje juo domisi Lvovo universiteto istorikė Olena Lukačiuk. Būtent ji viena iš mokslininkų ieškančių to meto pėdsakų architektūroje, kaip pavyzdžiui herbai ant įvairiausių pastatų, dailėje, dokumentuose, kurių gausu archyvuose. Lvove pats seniausias įrašas susijęs su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste siekia 1341. Šventojo Jūros sobore yra išlikęs varpas. Ant varpo užrašyta, kad jį dovanojo Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas drauge su vienu iš sūnų, Dimitrijumi. Varpas laikomas varpinėje, jis dar iki šiol skamba. Ištisos Četoriskių, Sanguškų, Višneveckių, Radvilų ir Chodkevičių dinastijos Vakarų Ukrainoje turėjo didelių valdų. Statė pilis, fundavo bažnyčias, steigė vienuolynus. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų pilys išlikę Lucke, Oleskoje, Pilhirciuose, Podolės Kamenece, Kremenece. Šią pilį Mukačevėje prie pat Vengrijos sienos 14 metų valdė kunigaikščio Gedimino anūkas Teodoras Karijotaitis, pirmasis iš Gediminaičių, sukūręs dvaro instituciją su pareigybėmis ir kanceliariją. Siekiant įamžinti Teodoro Karijotaičio atminimą, kitąmet pilyje ketiname įrengti istorinės atminties kambarį. Su Mukačevo Palanko pilim mes turime jau susitarimus ir išskirtą kambarį. Istoriškai tokia neteisybė, kad šitose regionuose Lietuva yra šiek tiek nuskriausta, pamiršta ir tą istorinę teisybę reikia statyti. Pasak diplomatų, suregistruoti ir įamžinti istorinį paveldą, išsimėčiusi po skirtingus regionus, didelis iššūkis. 2013 metais buvo atidengta memorialinė lenta prie Kijevo pilies kalno, kuriame 14 amžiuje lietuviai pasistatė pilį, tuo metu, kai Kijevas tapo LDK dalimi. Taip pat Kijeve yra amžintas Maironio atminimas ir taip pat bandom dirbti ties kitais projektais. Viena iš artimiausio laikotarpio idėjų tai pavadinti vieną iš Kijevo skverų Lietuvos vardu. O Pečersko Lavroje planuojama pastatyti paminklą žymiam rusėnui, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmonui Konstantinui Ostrogiškiui.